Viščiukas ir senas katinas. Kartą viščiukas paprašė mamos iškepti tortą. Kad noras būtų įvykdytas, višta pasiuntė mažylį suieškoti malkų krosniai iškūrenti. Staiga viščiukas sutiko seną katiną, kuris akimirksniu stipriomis letenomis suspaudė plunksnuotį. Mažylis prabilo: "Jei mane paleisi, atrieksiu tau didžiulį gabalą torto." Katukas, nekantraudamas paragauti skanumyno, sutiko. Viščiukas tekinas parlėkė pas mamą ir papasakojo, kas nutikę. Višta mažylį nuramino, pažadėjusi, jog tortas bus toks didelis, kad visiems užteksią. Netrukus tortas buvo iškeptas. Visa aplinkui paskendo gardžiame rūke. Gabalėlis po gabalėlio, tik žiū, mažasis plunksnuotis sukirto visą gardėsį. Pažadas senajam murkliui visai išgaravo iš galvos. "Mama, ką man dabar daryti?" "Ak tu goduoli!" suriko supykusi višta. Prisiartino senasis katinas. Višta su viščiuku paskubomis pasislėpė šalimai stovinčiame moliniame inde. "Kur mano žadėtasis gabalas torto? Miau, miau, miau!" Pykčiu sprogdamas sukniaukė katulis. "Vos tik rasiu, miau, jūs abu suėsiu, miau." Inde besislepiantys plunksnuočiai tirtėjo iš baimės. "Mama, mama, mane čiaudulys puola." "Nedrįsk, murkis mus išgirs ir suės." "Prašau, nors kartelį," neatlyžo viščiukas. "Jokiu būdu." Mažyliui suzyzus trečią kartą, višta neapsikentusi pritariamai linktelėjo. "A, a, apčy!" pasigirdo kurtinantis dundesys, perpus perskėlęs indą ir sudrebinęs visą aplinkui. Senasis katinas nešė kudašių ir daugiau niekuomet nebepasirodė.